Kūnas yra mūsų ištikimas tarnas, kuris eina su mumis nuo gimimo iki mirties per daugybę transformacijų, primindamas mums apie upės tėkmę, apie tai, kad gyvenimas yra daug daugiau negu vien tik tai pareigos, prievolės, rolės, kažkokie automatiniai veiksmai, kuriuos mes automatiškai darom. Tas automatinis darimas, jisai padeda mums išgyventi, nežiūrint giliau. Nes labai dažnai, kada mes pradedam žiūrėti giliau, mes ten atrandam skausmą. Labai dažnai šitame kurse žmonės sako, aš išgirdau savo kūną ir aš visą meditaciją praverkiau dėl to, kad aš negirdėjau jo anksčiau. Bet kūno išmintis ir kviečia žiūrėk giliau, žiūrėk toliau už tos bukos gyvenimo iliuzijos. Ten yra šokis, ten yra upės tėkmė, ten yra gyvastis.